Apsnigtas, sušlaptas, jau krikštą gavęs. Kas turi laisvesnę ranką, bet manau, kad bet niekas neturi dėl telefono, tikrai galima paploti. Aš taip žinau, kad yra toks posakis, jeigu per vestuvės lyja, kad bus labai stipri santuoka. Tai aš tikiuosi, kad jeigu per pristatymo pūga ir sninga, tai bus stiprus Dakaras. Ir santuoka išliks stipri. Tai ką, gerai, turim visus akcentus ir bokso pirštinės, ir sniegą šiandien pašventinus į mūsų renginį. Turime mūsų stiprią pasiruošusią iššūkiams komandą. Dar kartelį. Emilija, Arūnas Gelažninkai, Renvoj Dakar. Team pasiruošę iššūkiui. Plojimai. Arūnas, Emilija, tikrai šiandien labai geros nuotaikos. Istorinė diena Lietuvos autosporte. Kuris, kai šiandien labiau džiaugiasi? Čia labiau Emilijos svajonė buvo ar Arūno? Vairuoti Emilijos, bet kaip išvažiuoti kaip komanda, tai tikrai abiejų. Nes aš nežinau, ar mažiau ar daugiau, gal nepamatuosim, bet tikrai buvo labai džiaugiamės. Aš manau, pradžiai tai buvo mano vienos svajonė, bet ilgainiui tai tapo mūsų abiejų tikslas ir svajonė. Ir tik tai mūsų abiejų dėka ir įdėtų darbų, aš tikrai negalėčiau viena to padaryti niekaip. Ir tik tai mes dviese nuspręsdami, kad tikrai mes darom viską, kad ten būtumėm, tai sugebėjom padaryti. Tikrai labai nedaug šeimų važiuoja kartu, netgi žinomų Dakaro dalyvių, žmonos net ir motociklais važiuoja atskirai, o vyras automobiliu, žmona motociklu, sakykime. Tai, na, ne Romos, pavyzdžiui. Tai jūsų ryšį, šeiminį ryšį, tai sustiprino, ar ne? Ar daug išbandymų patyrėte kaip žmonės? Mes grūdinam, labai grūdinam šeimininius pamatus. Visko iš tikrųjų buvo ir turbūt kaip ir kiekvienoje šeimoje visko būna. Ir pykčių, ir išsiskyrimų, ir susitaikymų, ir visko iš tikrųjų visą laiką yra, bet manau bendras tikslas ir bendro tikslo siekimas jisai visą laiką padeda rezultate. Tada tu supranti, kad tikriausiai, jeigu tai būtų žmogus iš šalies, tu jau seniai būtum viską metęs ir net nebedarytum to. Vienas kitam pastabų negailit, kaip suprantu, ir patarimų? Taip. Lygiai taip pat negailėdavom, kaip ir Arūnas vienas važiuodavo, ar ne, jis man negailėdavo pastabų, aš jam negailėdavo pastabų, jeigu kas liečia iš medijos pusės, ar ne, tu pasakai gal ne taip, o aš nenoriu to sakyti ir taip toliau ir panašiai, visokių dalykų būdavo. Vienintelis dalykas, kas man labai patinka, aš niekada neaiškinau, kaip Arūnui važiuoti, Arūnas niekada neaiškina, kaip man važiuoti. Aš neaiškinau dėl to, kad aš nesuprantu, kaip reikia važiuoti motociklu. Arūnas irgi man neaiškina, nes jis irgi nesitreniravęs ir jis, galim pasakyti, kad kol kas jisai dar nemoka važiuoti su bagiu, ar ne? Taip kaip, nežinau, moka kažkoks profesionalus lenktynininkas, aš nelyginu su savim, bet tiesiog. Tai man atrodo, tai yra didžiulis pliusas, kad nei jis, nei aš jam nevadovaujam šiame kelyje. Ar psichologiškai buvo Emilija sunku, nes Arūnas taip, jis turi daug Dakarų savęs, 2 titulus jau laimėjęs, o tu tarsi žinomo Dakaro dalyvio žmona sėda prie vairo, tai tokių pašaipų buvo. Buvo pašaipų, buvo ir replikų, ir visko turbūt, ko mes tik nesulaukėm, ir partnerių turbūt toksai atsainus požiūris į mane, kai sužinodavo, kad aš čia sėsiu už vairo, bet iš tikrųjų iš kitos pusės labai džiaugiuosi tais partneriais, kurie kaip tik labai apsidžiaugė ir sakė, wow, čia yra kažkas tokio, jūs eina toliau, jūs kažką darot, ir Arūnui tai yra gera patirtis. Tai aš manau, kad visko buvo, bet dabar aš tai vertinu kaip gerą pamoką ir dabar jau gali šnekėti visi, ką tik tai nori. Kažkaip jau vienodai. Svarbu, mes važiuojam. Pardavėt bagį ar ne? Dar ne, galit nusipirkti mūsų bagį. Tai be parduoto bagio galit dalyvauti Dakare? Ne, tai mums reikia parduoti bagį. Ar reikia parduoti? Mes avansu važiuojam. Tikimės, kad dar yra mūsų paleista platforma Indiegogo. Dar jinai baigsis tik už 3 savaičių turbūt kokių. Tai dar mums reikalinga ta parama, bet mes, kaip sakau, mes kaip sakyti, viską metam ir važiuojam, nes kelio trauktis atgal nėra, bet tikrai dar nėra viskas gerai su biudžetu, tai ir bagį mums reikia parduoti ir taip toliau. O kada jau tikrai supratot, kad važiuosit šiais metais, nes gana ilgai, sakėt, dar neaišku. Turbūt paskutinę savaitę, kai paleidom būtent šią platformą Indiegogo, tai tada ir supratom, kad mes važiuosim. Tai realiai čia atsitiko prieš turbūt 4-3 dienas, kai pas mus atsirado šiek tiek naujų partnerių, tai mes jau jautėmės labiau užtvirtinti
ir žinom, kad liko tik tai tas likutis, ar ne, tai parsiduos bagis, viskas bus gerai, ar ne, ir mes matom, kad žmonės vis tiek mūsų palaiko ir tai yra labai svarbus indėlis į mūsų visą tą biudžetą. Bet būtent po šito pagalbos, kaip kai kas vadina pagalbos šauksmo, mes supratom, kad turim tikrai nemažą palaikymą, kad mes galim tarti tą skambę frazę, kad mes iš tikrųjų važiuojam į Dakarą, o ne tiesiog užsiregistruojam. Jo, nes kad esam įdomus ir kad, ta prasme, tai buvo ne tiek, kiek ir be abejo tai ir finansinė parama, bet ir emocinė tikrai irgi paspirtis tokia buvo, kad ką mes darom, kažkam įdomu ir tai mus dar skatina labiau stengtis. Emilija sakė, kad tikslas nėra vien tik finišuoti. Apie tikslus pavojinga visada klausti, nes oras keičiasi, trasa keičiasi, technika keičiasi ir taip toliau, bet... Tai mano tikslas yra kuo aukštesnis rezultatas. Tai... Koks jis bus, pamatysim tikrai finiše. Neįmanoma čia nuspėti, nes gali viskas apsiversti. Yra žmonių, kurie važiuoja į Dakarą finišuoti ir tiesiog dalyvauti. Yra žmonių, kurie važiuoja finišuoti ir užimt gerą vietą. Tai aš iš tos antros grupės. O kaip bus, mes pamatysim. Tai dar sunku šnekėti, aš niekada ten nebuvau. Jo, ir sunku žinoti prieš kitus dalyvius, koks tas tavo lygis yra, bet kiek turėjome lenktynių, tai matom tiek ir džiugina tas, kad nuo praeitų metų šie metai mūsų tikrai lygis pakilęs. Tai. Trumpai, koks bagis, kokia klasė, kad jau visi tikrai žinotų? Klasė dabar pagal naujus žymėjimus tai SSV, kas vadinasi Side by Side Vehicle, moto bagis lietuviškai. Jo, turbūt. O bagis rentvei? Bagis rentvei, geltona, nežinau, bitutė, citrina ar kaip jinai vadinasi. Tikriausiai, kad bitutė, bet galėsi irgi dalyviai išrinkti. O kur jūs gavo tą bagį, kada įsigijot? Mes tą bagį įsigijom iš Tomo Jančio, kai jisai grįžo iš Dakaro. Tai tas pats. Taip, jo, bet jis yra visiškai naujai atnaujintas, naujas variklis, viskas sutvarkyta, padaryta ir paruošta Dakarui. Taip, kaip ir priklauso. Jonelė dėka. Jonelis padarė didelį darbą, netgi ir aš kažkiek vaidinau, kad prisidedu ir padėjau garažę kažką ten varžtą pasukti. Tai dar darbų manau, kad prie jo likę padaryti, technika išvažiuoti turi berods pirmadienį ar antradienį jau tikrai į Barceloną. Tai liko kelios dienos ir mums sukrauti viską ir patys sekmadienį irgi išvykstam toliau tęsti pasiruošimo. Ačiū, lauksime jūsų 15 min studijoje. Ačiū.